Sveiki visi, jūs esate CryptoArt YouTube kanale ir šiandien mes trumpai pažiūrėsime į rinką ir pabandysime suprasti, ko mes galime tikėtis toliau. Bet kokiu atveju jau atėjo vasara ir mūsų lūkesčiai turėtų keistis ir mes turėtume žiūrėti, kokia yra rinkos nuotaika. Nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuką bei parašyti savo mintys komentarą. Prieš pradedant žiūrėti šitą video kviečiame kiekvieną iš jūsų turėti paskyrą vienoje iš mūsų rekomenduojamų biržų, tai yra Bybitas ir VEX. Į šias dvi kriptovaliutų biržos registracijos nuorodą jūs galite rasti šio video aprašyme. Čia yra Bybito ir VEX ir mes turime kiekvienai kriptovaliutos biržui atskirą video mūsų YouTube kanale. Jeigu norite užsiregistruoti į Bybitą, tai spaudžiame mūsų registracijos nuorodą štai čia ir mes atsirandame štai tokiam lange ir čia būtinai reikia tikrinti, kur yra referral code, kad būtų parašytas žodis Arktika. Jeigu jūs norėsite registruotis per telefoną, tai užtenka parašyti referral code žodis Arktika ir tada spaudžiame registracijos mygtuką. Čia matote, kokius jūs bonusus gausite nuo mūsų ir Bybitą aš labiau naudoju spot prekybai ir šiek tiek spekuliavimo tikslams. O jeigu jūs norite prekiauti be tapatybės patvirtinimo, tai yra be KYC, tada jūs užsiregistruokite pagal mūsų duotą nuorodą į VEX kriptovaliutų biržą. Tai spaudžiame štai čia ir atsirandame štai tokiam lange ir būtinai tikrinam, kad būtų parašytas referral code žodis Arktika. Noriu paminėti, kas užsiregistruos pagal mūsų duotas nuorodas arba pagal referral code Arktika. Parašykite mūsų administratoriui, kad jūs užsiregistravote pagal mūsų registracijos nuorodą ir atsiųskite jūsų UID. Jūs gausite daug įvairiausių bonusų nuo mūsų ir galėsite gauti nuolaidą prisijungiant prie mūsų uždaros bendruomenės. Štai čia yra Bitcoino grafikas ir čia yra 4 valandų time frame'as ir mes matome, kad čia turėjome labai gražų trendą. Tai buvo lokalus mažėjantis trendas. Čia mes jį pramušėme ir šitą mes trendo liniją galime ištrinti ir mes matome, kad dabar Bitcoinas atsistojo į štai tokį diapazoną. Tai yra mes čia turime trendo liniją, turime štai šitą trendo liniją ir tai sudaro modulį, kuris vadinasi Rising Wedges ir aišku, jo tikimybė yra didesnė, kad mes eisime į apačią. Tai mes galime matyti, kad trendas yra ryškiai mažėjantis ir mes galime vėl grįžti į šitą kanalą. Tai kanalas yra pavaizduotas tai šitom geltonom linijom, tai yra leveliai. Čia yra tikrai stiprus kanalas, jį mes matėme prieš tai, tai mes turėjome štai čia labai puikų kanalą, kuriame Bitcoinas ir judėjo. Tai dabar mes matome, kad Bitcoinas bando išeiti iš šito modulio ir mes bandome eiti žemiau. Tai aišku yra blogas ženklas ir mes galime pažiūrėti, kur yra mūsų gepai. Tai čia yra Bitcoino CME grafikas ir mes turime štai tokius du gepus. Jie dar nėra uždaryti ir laiko klausimas, kada mes juos uždarysime. Tai mes turime stebėti, kaip Bitcoinas reaguos į palaikymo levelius. Tai apie tos levelius dabar noriu šiek tiek ir pakalbėti. Tai visų pirma, pažiūrėkime į dienos grafiką ir prieš tai aš jums sakiau, kad yra štai toks modulis. Čia yra triple top, tai yra viena viršūnė, antra viršūnė ir trečia viršūnė. Ir daugmaž tai čia aš pavaizdavau, kaip gali Bitcoinas judėti. Tai šitą grafiką aš jau pakankamai seniai rodžiau ir mes matome, kad kol kas scenarius dirba puikiai. Ir jeigu mes nueisime iš tai šitą grafiką, tai čia mes turėjome labai aišku didėjantį trendą ir matome, kad mes jį štai čia pramušime ir dabar galimai vyksta retestas ir Bitcoinas eis žemiau link 100 000, kur yra stipri psichologinė riba. Aš esu minėjęs, kokie scenarijai galimi, jeigu mes pramušime štai šitą zoną palaikymo levelį. Tai vienas iš variantų, kai mes nueisime žemiau 90 000 dolerių, čia gali prasidėti panika ir žmonės užsidarinės savo long pozicijas ir atidarinės short pozicijas. Bet gali būti taip, kad dėdė Trumpas ar šiaip atsiras kažkokių naujienų ir tai bus manipulacijos rinka, kad tiesiog kaina apsisuks ir nueis į viršų ir tiesiog visus išmuš ir Bitcoinas tęs savo kelią link naujo all-time high'aus. Čia irgi yra toks variantas, bet jeigu bus labai daug pardavėjų, tai bus labai didelis impulsas ir mes puikiai atidėsime štai šitą modulį ir eisime į korekciją ir mes galime pastebėti iš šito grafiko, kad čia galimai bus štai toks kanalas, kuriame judės Bitcoinas kurį laiką. Visų pirma, atėjo vasara ir kaip taisyklė vasara būna šiek tiek mažesnis volatilumas, nes didieji fondai arba prekiautojai, kurie turi labai didelius depozitus, jie atostogauja ir šiek tiek prekiavo mažiau ir dėl to pas mus yra volatilumas rinkoje mažesnis. Aišku, aš labai pastebiu, kad daug žmonių tikisi, kad vasara, būtent šitą vasarą bus pats didžiausias kilimas ir nebus jokių šonių judėjimų. Bet ką noriu paminėti, kad netgi jeigu vasara bus mažesnis volatilumas ir mes turėsim kažkokius kanalus,
kanalus, tai kanalus yra labai lengva prekiauti, nes mes galime užsimti, tarkim, štai čia poziciją, mūsų lūkesčiai yra, kad mes eisime link čia, čia galim bandyti atsidaryti short poziciją, tai galime tiesiog iš pradžių žiūrėti, kaip kaina reaguoja į šito kanalo viršų ir tada vėl gaudyti štai tokius kainos judėjimus, nes kanalus prekiauti yra pakankamai lengva ir jeigu vasarą matysime, kad susidaro štai tokie kanalai, tai gali būti ir bitkoinų, ir Ethereum, ir visų altcoinų, tai čia galim pasidaryti tikrai labai didelį profitą. Tai kol kas mes stebime, ar bitkoinui duos nueiti žemiau $100,000 ir kaip reaguos į šitą kainą. Apie bitkoino gapus mes pakalbėjome ir galimai kažkokių spaikų mes galėsim bent jau uždaryti pirmą gapą ir nuo jo eiti į viršų. Matome, kad šitas gapas yra prie $98,000, šiek tiek žemiau. Ir dar noriu pakalbėti šiek tiek apie savaitės grafiką ir parodyti, kaip atrodo situacija štai čia. Ir mes matome, kad štai čia prasidėjo mūsų didėjantis trendas ir mes dabar judame daugmaž štai tokiam diapazone. Mūsų tikslas bitkoino buvo štai šita viršutinė trendo linija. Galimai mes čia dar gausime kažkokį retestą ir su false breaku mes keliausime į viršų, bet dabar rinka yra nestabili ir labai daug kas priklauso nuo naujienų. Ir ką dar noriu parodyti, kad indikatoriai rodo savaitinėme grafike, kad yra silpnumas ir mes galime jį pasižiūrėti štai čia. Tai aš pažymiu štai tokią trendo liniją, pažymėsiu galimai kokią geltoną spalvą, kad būtų aiškiau ją matyti. Tai yra, mes turime štai čia bangą ir dabar mes turime šitą bangą ir jinai yra šiek tiek didesnė nei prieš tai esanti. O mes turime indikatorių, kad yra trendo silpnumas, kitaip vadinasi divergence'as ir mes matome, kad šitos dvi linijos nesutampa ir tai mums sako apie divergence'ą ir tai reiškia, kad mes turime trendo silpnumą ir galimai šitas divergence'as labai gerai suveiks ir mes atidirbsime tą modulį, kurį aš jums rodžiau dienos grafike. Čia yra tikrai pakankamai stiprus divergence'as ir gali kilti klausimas, kas yra tas stiprus divergence'as. Tai divergence'as skaitosi stiprus, kai jis yra apie 50%. Ir čia matome, kad yra apie 12,000, o čia mes matome, kad yra apie 6-7 tūkstančius ir tai sudaro beveik 50% divergence'o. Ir tai jis yra dėl to stiprus. Ir jeigu mes žiūrėsime lokalią situaciją, tai mums reikėtų įsilaikyti aukščiau štai šitų palaikymo levelių ir kad atsirastų šiek tiek apimčių, tai yra pirkėjai parodytų savo aktyvumą ir mes pramuštume štai šitus pasipriešinimus ir tada mūsų augimas gali tęstis. Bet čia yra bear flagas, tai reiškia, kad mes judame štai tokiam diapazone ir vėliau matome dar vieną kritimą ir šitas kritimas jau bus arba iki šitos geltonos linijos, arba jau iki psichologinės ribos. Tai čia reikia žiūrėti ir stebėti, kol kas labai sunku pasakyti, nes gali išeiti kažkokia naujiena ir mes tiesiog matysime žalią žvakę į viršų. Bet jeigu žiūrint į grafiką, tai tikrai kol kas atrodo labai silpnai ir jeigu tikėti grafikų ir istoriją, tai mūsų dar laukia korekcija. Kas liečia altcoinus, tai mes turime žiūrėti į bitkoino dominaciją ir mes galime pažiūrėti į dienos grafiką ir mes čia matome, kad mes turime labai puikų štai čia pasipriešinimo levelį ir kol kas mes gavome visai gerą reakciją nuo šito levelio. Jeigu aš šiek tiek priartinsiu ir pažiūrėsime situaciją lokaliai, tai čia gavosi labai gražus false breakas ir šitoj vietoje mes galime matyti, kad bitcoin dominacija eis žemiau, bet jeigu bitcoinas irgi eis žemiau, tai altcoinai nelabai ir auks, arba stovės vieto, arba kažkiek parodys augimo. Tai čia reikia stebėti, bet jeigu bus atvirkštinis variantas, kad vis dėlto mes eisime į viršų ir keliausime link sekančio pasipriešinimo levelio, kuris yra prie 67%, tai bus labai blogai altcoinams ir mes dar matysime, kad jie eis į apačią. Labai jau norėtųsi pamatyti, kad bitcoin dominacija eitų šiek tiek žemiau ir bent jau vėl pratestuotų štai šitą palaikymo zoną arba palaikymo levelį. Ir šitoj vietoje, jeigu mes matysime, kad čia jau einame žemiau ir galime tikėtis pramušimo į apačią ir eiti iki štai šitos geltonos linijos, tai čia yra palaikymo levelis, jis yra pakankamai stiprus. Matome, kad praeitą kartą gavome false breaką, retestą ir augimą. Ir jeigu mes matysime, kad mes einame link šito levelio, tai bus jau geras ženklas ir tikrai jau altcoinai parodys bent jau kažkokį augimą. Toliau noriu pakalbėti apie Ethereumą ir mes turime štai čia grafike irgi tą patį modulį, ką ir bitcoino grafike, tai yra triple top modulis, tai yra viena viršūnė, antra viršūnė ir trečia viršūnė. Ir dabar galime įsijungti 4 valandų time frame ir pažiūrėti, kaip čia atrodo. Tai čia kol kas yra šoninis judėjimas ir mes galime sakyti, kad Ethereumas juda kaip ir laipteliais. Tai jeigu mes nueisime į dienos grafiką, mes pamatysime, kad pirmas
laiptelis susidarė štai čia, buvo antras laiptelis, trečias laiptelis ir po šito šoninio judėjimo mes galime tikėtis, kad įfyrimas eis į viršų. Ką dar noriu pasakyti dėl įfyrimo grafiko, tai jeigu mes įsijungsime Bitcoiną ir įfyrimą, kad palyginti, tai aš įsijungiu štai čia Bitcoiną 4 valandų time frame ir įsijungiu įfyrimo grafiką irgi 4 valandų time frame. Ir ką aš noriu jums pasakyti, aš apie tai rašiau į mūsų uždarą bendruomenę, kad įfyrimas palyginant su Bitcoinu atrodo tikrai stipriai. Mes matome, kad įfyrimas ėjo į viršų, o Bitcoinas ėjo į apačią. Ir tai tikrai per paskutinius metus aš matau pirmą kartą, kad tai būtų ir įfyrimas atrodo pakankamai stipriai. Jeigu mes nueisime į savaitės grafiką, mes matome štai tokį modulį ir čia yra žalia trendo linija ir mes jeigu ją pramušim, tai yra grįžime vėl į modulį, mes laisvai galime tikėtis, kad kaina nueis iki šitos pasipriešinimo zonos. Kol kas matome, buvo pakankamai daug rejectų ir jau savaitinis grafikas atrodo šiek tiek silpnokai, bet reikia stebėti, kaip užsidarys šita ir ateinanti savaitė ir jeigu mes nueisime šiek tiek aukščiau, tai reiškia mes galime tikėtis, kad įfyrimas eis į viršų. Ir jeigu nueisime į dienos grafiką, galime pažiūrėti, kur yra sekantis pasipriešinimo levelis. Tai jis yra štai čia, tai čia yra maždaug apie 2850 ir čia irgi yra pakankamai jis stiprus ir jeigu čia pasiteisins, kad tai yra bull flagas, yra laiptelis, tai mes galime tikėtis, kad tikrai mažiausiai iki šito levelio nueisim, o tikriausiai nueisim ir link 3000 ir šiek tiek daugiau. Bet kokiu atveju yra vasara ir rinka dabar yra nestabili ir labai sunkiai prognozuojama, nes viskas priklauso nuo naujienų ir dėdė Trumpo. Tai trumpai tariant, Bitcoinas kol kas atrodo silpnokai ir tikriausiai bus ta korekcija, bet čia reikės stebėti, kaip reaguos ir galimai bus labai gera proga pasimti tiek Bitcoiną, tiek įfyrimą ir kitus altcoinus į savo spot priekybą arba į swing trade, nes galimai nuo šitos zonos mes pamatysime kažkokį rejectą ir bent jau lokalų atšokimą. Kol kas aš tiksliai nieko pasakyti negaliu, bet dienos grafike jūs patys viską aiškiai matote ir pažiūrėsime, kaip užsidarys šitą savaitę ir kas laukia mūsų ateinančią savaitę. Tikiuosi video jums buvo naudingas, nepamirškite paspausti like ir subscribe mygtuką ir parašykite savo mintis komentarę arba galimai norite apžvelgti kažkokias monetas, tai irgi parašykite ir būtinai kitame video mes viską apžvelgsime ir taip pat visus kviečiu prisijungti į mūsų nemokamą Telegram grupę, ten mes dalinamės visą informaciją apie kriptovaliutų rinką ir kas dar norite daugiau užsidirbti iš kriptovaliutų rinkos, tai galite prisijungti prie mūsų uždaros bendruomenės, ten mes bendraujame, tobulėjame ir bandome kartu užsidirbti kuo daugiau pinigų iš kriptovaliutų rinkos. Iki greito.